kartu. O dailininkas lieka ant kranto po premjeros. Tai va aš irgi kažkas panašaus, kažkoks panašus jausmas. O prieš premjerą, tai tu pasiruošus tam plaukimui. Kartu, visą laiką kartu. O paskui tu laivas išplaukė, o tu grįžai į krantą. Visi plaukė toliau. O tu nebeplauki, stovi ir žiūri. O laivas tolsta. Tai va taip. Ir dar įdomu, kad kažkaip tai jaučiu ir patiriu, kad tu turi savotišką, savišką laiko sampratą. Kas yra tau laikas ir kas tu esi tam laike? Kaip tu su juo rideniesi? Kaip tu jame? Ar tau svarbu jį sustabdyti? Ar tau kažkokios yra ribos? Ar tu visiškai jame? Kas yra laikas? Tam laike kažkaip tokiam kaip nekintančio kažkokiai sąlygo, kartais jaučiu begalinę jo tėkmę, kažkaip nežmoniškai greitai. Kartais aš pati užsižaidžiu laike labai. Ir man jis tada sustoja. Aš jo nejaučiu. Iš vis nejaučiu. Kai darau kokį darbą, ar spektaklį, ar knygą, jis man sustoja. Yra ta vieninga kažkokia mane gaubanti laiko atkarpa. Jeigu tokia pačia, tokia realia prasme, tai man to laiko kaip ir visą laiką trūksta. Nu visą laiką. Atrodo, kad norėčiau daugiau laiko, šiandienos, vakaro, ryto, nu... Bet viena knyga net ir pavadinta, jei nereikėtų skubėti, ne? Čia mamos sugalvotas pavadinimas. Tai gal tas jūsų toks Bet bendras mūsų bendras vardiklis yra tas turbūt kažkoks labai artimas. Tai va, o laiko pojūtis yra ir kažkaip tai kartais ypatingai, kaip kokia šukelė pasisuka ir galvoji apie kažkokius buvusius tavo artimųjų gyvenimus, per kuriuos kažkokios irgi tau įgytos patirtis, kurie jau išėję. Net nežinau, kartais atrodo, tu esi pati viena su tuo laiku, kuris yra tarsi kažkoks tai keistas, tu esi keisto, kaip ir kokioj visiškai izoliuotoje erdvėje ir tas laikas tik sustingsta man. Ir tu tame tik tai esi, tam tarpsnį, kuris stengiasi kuo ilgiau išlaikyti. Nu va, o kartais ypatingai tas laikas bėga savo ir tu vėjasi ir nesuspėjai. Kažkaip šitai. Bet iš prigimimo esu toks naktinis sutvėrimas ir jau 6 ryto organizuotis tikrai nuoširdžiai sakau, kad aš labai norėčiau ir tikrai nuoširdžiai gerai, baltai pavydžiu žmonėm, kurie girdi paukščio giesmes, lengvai pakyla, pereina iš vienos būsenos į kitą. Kaip aš sakiau, man pereiti iš vienos būsenos į kitą yra sudėtinga. Aš susižaidžiu tam laike. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, esu dienoj ir gyvenu dieną ir staiga man pereiti į miegą ir iš miego į nemiegą, man yra sunku. Šita knyga visa padaryta nuo ankstaus ryto. Keldavausi, keldavausi anksti rytą ir viską, nes čia labai kažkaip svarbu ta šviesa šešėlis. Dirbdavau ryte sunkiai, bet nuo ryto. Spaudė terminai organizavo, dar tiek su knygom, tiek su teatriniais dalykais yra tai, kad tau yra terminas tam tikras. Riba, kur viskas, darbas tu turi pabaigti ir viskas. Tu negali, kaip tapytum paveikslą, kad tu gali, aha, šiandien tau taip, šiandien kitaip, paskui aš dar galiu, kada noriu, kada padarysiu. O nei su knygom, nei su teatru taip nėra. Tai va yra ta ribinė diena, kada tu turi pabaigti. Jau nori, nenori, tave disciplinuoja ir organizuoja, nors aš iš prigimties nesu organizuota visiškai. Bet tada gyvenimas ir teatras ir knygų darymas nori, nenori organizuoja. Tai va. Ar viskas aišku? Aišku. Kiek įmanoma? Tikro menininko gyvenimas būtent toks. Gal dar kažkokių... Kokia tavo mėgstamiausia spalva, jeigu tokia yra? Kokia jūsų? Jūsų? Visos mėgstamas. Kartais gali būti mėgstamiausia. O kokių bijai? Nežinau. O kokių bijai? Apsirengime juoda, nes man tada, nu taip, niekai. Neįpareigojančiai. Va, o šiaip, baltame. Visiškai balta. Nu, balta nėra spalva. Tai yra būsena? Tam tikrą prasme taip.
Bet čia labai įdomu klausimą uždavėt. Ir aš kaip žvelgiau čia kelias dienas tas knygas, tie siaubukai, baubukai, paskui sniegenėlės, net raudonkepuraitė, paskui kurie prieisit, tai pažiūrėsit, yra labai tokios ryškios, kaip ryškios, švelnios spalvos, bet vis tiek jos gana ryškios relatyviai, man atrodo, ne? Jeigu taip pat žvelgiant. Ai, jo, tą mes skaitėm. Ir dabar jūsų paskutinė knyga, kurią, ačiū vakar, teko jau paimti į rankas ir skaičiau, jau visai žemės tokios spalvos, man atrodo. Labai gamtos spalvos, labai švelnios tokios spalvos. Ar čia yra tiesiog, galim sakyti, čia su mama kūrė? Mamos eilėraščiai spalvingi, kur tose knygose. Būtent. O ar mano spalvinga ta istorija apie svirplelį, mogelių kazitų debesėlių keliaujant ir ten būsenos yra. Tai ta būsenų skalė truputį nusišviečia žemiškas tokios būsenos, pradedant nuo ryto, baigiant kažkokios dienos pabaigą. Tai čia aš jau pati tokia, kokia buvau tam laike, kada dariau. Tiek spalvų matyti mačiau. Raganytės visai viena linija, tik juoda balta, iš taškučio, iš linijos. O mamos knygose manau, kad taip, bendrai dabar aš niekada apie tai nemaščiau, bet greičiausiai, kad ta poezija, ta būsena poetinė, tarp eilučių, turbūt diktuoja tas spalvą. Ko gero taip. Pavyzdžiui, paskutinė mamos knyga, už kurią mama dabar gavo laureato vardą, dabar aš čia buvau iš Briuselį, iš poezijos pavasario, tai yra va šit, ne šita, sakant, čia šis prieš tai buvus. Tamsiai ir šviesiai matys, aš pamačiau taip. Fotografavau šitą nuotrauką, tik tai kurią gavau Makedonijoje prie jų bažnyčios šventovė. Švieselės, čia aš pati mama fotografavau mano nuotrauką. Va, pamačiau šitaip. O šičia va ledukai, pamačiau ir ten pamatysi sniegą, pamačiau taip, tokias spalvas šitą knygą. Šitoj pamačiau tokias, o paskutinėje knygoje pamačiau šitaip. Čia irgi mano nuotrauka, bet kažkiek pakoreguota, nepaslaptis tokia balta. Tai čia mamos paskutinė knyga, už kurią gavau poezijos pavasario laureato vardą. Va, ir vidų pamačiau tokią. Irgi iš mano nuotraukos. Beveik be spalvų. Šiek tiek spalvų, tik tai šviesa ir tamsa. Tam tikrą prasme. Pagaliau netgi kažkokią prasme, va, ir nusako pavadinimas, nepaslaptis tokia balta. Kaip ir iš šviesos, gal ne visai iš baltumo, pavadinimas tik baltas. Nenorėjau tiesiogiai to traktuoti. Ėjimas tamsa, pat iš tamsos į šviesą. Net nežinau. Vėlgi kažkokie tai žaidimas su kažkokia, žaidimas tokia netiesioginė prasme. Šviesos dalykai, kažkokie tai iš praeities sušvitę gabalėliai. Šitoj knygoj. Čia yra prozos ir poezijos dermė. Tai va. Tai šitai pamačiau šitas spalvas. Jūrate, o kas jums yra fotografija? Nes labai daug ir jūsų kolažos fotografijos matom. Ir mamos knygų apipavidalinime. Kas jums pačiai? Ar tai yra kažkokio brangaus momento įamžinimas? Ar tai yra kažkas nusikėlimas, sukūrimas kažkokio momento, kuris ką tik buvo, bet kaip ir nebėra? Kaip jūs suvokėt fotografiją? Būtent teisingai pasakėt, kad momentas, kuris kaip sušvitus ta šukelė ir sekreto gabalėlis, kuris buvo ir nebėra. Ir niekada nebebus. Kaip ir nebebus lygiai va taip, kad mes va viens į kitą žiūrim, gal susitiksim, gal taip, bet būtent va šitą akimirką jums praeis. Ir niekada neprasikartos. Absoliučiai jokiam variantui. Lygiai. Gal kažkokia užuomina bus to, kažkoks tai žvilgsnis, kažkokia, kad lyg tai tu buvai. Išgyvenai tą dievų, ne? Bet vietą tą susitikimą, bet tai bus kas kita. Jau nebebus tai. Tai va tas fiksavimas kažkokių momentų man yra tai, kad šito daugiau nebebus. Sakykime, fotografuoju kokią sienelę tenai papirusę. Taip, bet ir ta sienelė, jeigu šiandien nufotografuoju, dabar šiandien, šitą valandą, niekada daugiau, nei ryt, nei poryt, nei vakar, nei buvo, nei bus lygiai taip tokiam apšvietimui. Pasivarkyti.
čia originalai jau mano, krūvelėm sudėti pagal knygas. Va čia šitą knygą. Taip gavau šitą.